Sveiki. Šiandien papasakosiu apie tai, su kuo dažniausiai susiduriu astrologinių konsultacijų metu. Jau daugiau kaip 8 metai darau įvairias astrologinės konsultacijas įvairiems žmonėms ir per tiek laiko labai prasiplėtė mano akiratis, aš sutikau labai daug įdomių žmonių. Aš niekada netikėjau, kad taip gali būti ir kad gyvenimas gali būti toks įdomus. Žmonės ateina iš pačių įvairiausių gyvenimo sričių ir jų vidinis pasaulis yra turtingas. Tai yra tiek menininkai, kūrėjai, gydytojai, verslininkai ir tie žmonės, kurie pasitarnauja, pasiaukoja kitiems ir tie, kurie, sakykime, turi paprastą darbą, bet labai įdomų gyvenimą, įdomius hobius, pomėgius, gabumus po darbo, kuriuos jie išreiškia. Tai per tiek laiko tikrai sutikau labai daug įvairių žmonių ir jų dėka aš augu ir tobulėju ir aš vis atrandu būdus, kaip geriau išreikšti, pasakyti tai, ką aš matau, kaip geriau konsultuoti, kaip geriau padėti žmonėm. Tai taip pat noriu jums visiems padėkoti, kad jūs padarėte tai, kas man atrodė neįmanoma. Aš iš tiesų astrologiją laikiau kaip šalutinę kažkokią tai veiklą, kurią galbūt kažkada savo gyvenime darysiu, bet labiausiai aš norėjau būti verslininkė. Man atrodo, kad iš to tikrai aš nepragyvensiu, jo labiau nenorėjau būti priplaukusi, kaip man taip atrodė. Na dabar sveiki, aš esu šitą priplaukusi pusę ir dabar jų matau dar daugiau. Tai ačiū Jums, kad Jūs padarėte tai įmanoma. Aš apsimoku visus mokesčius, išlaikau save ir galiu investuoti į mokslus, knygas ir eiti į priekį, toliau tobulėti ir dalintis ir vystyti naujas veiklas ir iš esmės turiu dar labai daug didelių užmanimų. Jeigu kalbėti apie tai, ko žmonės ateina į tą konsultaciją, tai gana dažnai ateina dėl to, kad ištiko kažkokia tai krizė. Tai gali būti tiek vidinė psichologinė krizė, kad aš nežinau, kas man darosi, ką man daryti toliau, aš blogai jaučiuosi. Taip pat tokie atvejai, kada žmonės netenka darbo, kada subankrutuoja, kada vyksta skyrybos, kada yra kažkokios tai sudėtingos situacijos su santykiais, kada užpuola ligos, serga vaikai dėl pačių įvairiausių priežasčių, taip kad žmogus ateitų iš smalsumo tiesiog pasižiūrėti. Tai yra labai retai ir jau per tiek laiko pakankamai daug ką perpratau, nes būna atveju, kada žmogus ateina ir sako, aš tiesiog noriu sužinoti, kaip man seksis šiais metais. Bet pats žmogus, tai sakydamas, yra toks niūrus, toks sudėtingas ir matai, kad jis yra kažkokioje labai sudėtingoje būsenoje. Tada klausi, o ką konkrečiau norėtumėt sužinoti? Nežinau, kaip man seksis šiais metais. Tai žinokit, kad astrologo jūs neapgausit. Ir kaip tik šiandien buvo viena klientė, sako, tai jūs jau pažiūrėt mano horoskopą? Taip, sakau, aš jau vakar susivedžiau, sakau, aš turiu žinoti, su kuo turėsiu reikalų. Gimimo horoskopas visada leidžia suprasti, su kuo aš turėsiu reikalų. Ir įdomu yra tai, kad kai aš matau, sakykime, kad ateis švelnus, jautrus žmogus, tai aš su juo kalbu ir švelniai jautriai, bet jeigu, sakykime, žinau, kad ateis žmogus su charakteriu, žodžio kišeniai neieškantis, tai mano balso tonas yra žymiai aukštesnis. Tai šitos dalykus labai sunku kontroliuoti, nes iš esmės kaip veikia astrologija. Čia gal ne visiškai lietuviškai, bet kas vyksta gyvenime, nesvarbu, mes tikim astrologiją ar ne, bet mes atreaguojam vienas į kito karmas. Jeigu atėjo žmogus vadovauti, tai jis visur pasireikš, kur tik tai nueis. Jeigu atėjo žmogus, kad jį visi engtų kiti ir skriaustų, visi kiti tai darys, net nesuprasdami ir negalėtume paaiškinti, kodėl jie tai daro.
Tai čia toks, aišku, grubus pavyzdys, bet tai yra taip, kaip veikia. Jeigu, sakykime, duoti labai geri duomenys karjerai, tai iš esmės net ir jaunas žmogus labai greitai gaus darbą, jam bus patikėtos sudėtingos, svarbios užduotis, ten įmonės finansai ir jis nesupras, kaip čia, kas čia, kodėl čia man, gal aš nenoriu ir taip toliau. Tai va čia yra toks dėsnis, kaip veikia viskas, mechanizmas kaip veikia ir mes turime suvokti, perprasti mechanizmą, kaip veikia astrologija, kaip mes galim geriausiai padėti savo su astrologija. Tai aš ir kaip ir minėjau, žmonės šiaip sau neteina dėl to, kad jų gyvenimas geras, jie ateina tada, kai patiria vienokią ar kitokią krizę, kai kyla įvairūs klausimai, kuriuos jau negauna atsakymų. Kai negauna atsakymų vaikščiodami į psichologinės, psichoterapinės sesijas, kai negauna atsakymų pas kitus konsultantus, kai supranta, kad čia vyksta kažkas ne taip, kai gyvenime nevyksta tai, ko jie nori. Pavyzdžiui, jie labai stengiasi, labai nori, išbando viską, bet gyvenimas neduoda tai, ko nori. Gyvenime nevyksta tai, ko nori. Tai nevyksta santykiuose, pavyzdžiui. Vyras ar žmona neatsako tuo pačiu, neduoda to, ko mes norime, yra artimieji sudėtingi, niūrus, bet reikia su jais būti, esam per daug priklausomi, sakykime, nuo artimųjų, vaikai neįsitvirtina, ar vaikai netokį gyvenimo kelią pasirenka, vaikai serga depresija, kad iš esmės gyvenimas mums neduoda tai, ko mes norim labiausiai ir mes tada jaučiam labai stiprų nepasitenkinimą, kad gyvenimas yra ne pagal mus. Ir tas nepasitenkinimo jausmas tai yra skausmo šaltinis mumise, tai yra mūsų ligų šaltinis, nes taip galime įsivaryti vėžį. Tai pakankamai daug jau esu prikaupusi įvairių pavyzdžių, kuriais pasidalinu konsultacijos metu, apie visas žmonių istorijas, kurios vertos filmo. Iš tikrųjų būtų galima pastatyti gerą filmą, parašyti gerą knygą. Patikėkit, jūsų gyvenimai yra 100 kartų įdomesni negu įvairių Instagramų žvaigždučių gyvenimai, negu įvairūs filmai. Tik tai nėra tai, kuo aš dalinuosi. Lygiai taip pat neprašau atsiliepimų, bet man malonu, kai juos parašo. Tačiau konsultacijų metu labai gelbėja įvairios istorijos iš tikrų žmonių gyvenimų, kada jie supranta, kad aš nesu toks vienintelis, kad kitas žmogus panašioj situacijoj pasielgia taip. Ir tiesiog matai, kai žmogus atsipalaiduoja, ta įtampa dingsta, tas nepasitenkinimas sumažėja. Nes kitu atveju, kai gyvenimas nesiklosto taip, kaip mes norim, mes darom labai didelį spaudimą gyvenimui. Mes esam labai nepatenkinti, mes esam susitelkę tik į tą problemą ir matom tik tai tą problemą. Ir tokiu būdu yra neįmanoma išspręsti, neįmanoma kažką pakeisti. Taip negali būti. Mes turime išmokti atsipalaiduoti, atsitraukti ir kiek įmanoma pamiršti tą problemą. Mes turime išmokti atsitapatinti, nes tas stiprus nepasitenkinimo jausmas, spaudimo jausmas, tai yra ligų šaltinis, kaip aš sakiau, moteris įsivaro savo vėžį, po to netenka visko, ką turėjo, eina chemioterapiją, darosi, praranda daug sveikatos, pinigų. Ir tai, jeigu atsipeikia, yra gerai, bet jeigu nesikeičia tas, nedingsta niekur tas nepasitenkinimo jausmas, tai iš esmės niekas nesikeičia ir toliau žmogus yra nelaimingas ir viskas vyksta pagal horoskopą. Tai mes turime daug dirbti su tuo, kaip priimam gyvenimą. Kuo labiau mes priimam gyvenimą tokį, kokis jis yra, kuo labiau leidžiam jam vykti. Net jeigu, sakykime, tos situacijos yra sunkios, pavyzdžiui, sakykime, jūsų vaikai niekaip neįsitvirtina, nesiseka, nesilipdo jų gyvenimui, jeigu jūs nemėgstat savo darbų, kad ir ką darėt, nesiseka geresnį ras, nesuprantat, ką jums daryti, ką veikti, ar niekaip negali, sakykime, namų įsigyti, savo turėti, kad ir kiek stengtumėtės. Reikia, kaip aš ir sakiau, atsitraukti nuo tos problemos, atlaisvinti daugiau energijos savy,
atsikratyti to nepasitenkinimo jausmo ir priimti taip, kaip yra, priimti taip, kaip skauda, priimti tikrovę tokią, kokia yra ir kuo daugiau leisti gyvenimui eiti per jūs, kuo daugiau leisti gyvenimui eiti per jūs. Nes mes gyvenam pasaulį, kuris susideda iš daugybės žaidėjų. Čia veikia labai daug energijų įvairių. Čia daug žaidėjų turi sužaisti atitinkamą žaidimą, kad įvyktų tam tikri įvykiai. Ir tie įvykiai, kurie jums reikia. Ir jeigu, pavyzdžiui, pagalvokite vien tik tai apie savo gimimą, kiek turėjo jūsų protėviai ištverti, iškentėti, per ką jie turėjo pereiti, kad pagaliau jūs atsirastumėt, kiek jie turėjo savęs atiduoti. Įsivaizduoja, tai o ką kalbėti apie visus kitus dalykus, jeigu, sakykime, jūs norite susilaukti vaikų, jūs norite sutikti savo gyvenimo meilius, norite kažką tokio svarbaus daryti, kurti ir taip toliau, kiek daug turi aplinkybių įvairiausių susidėlioti. Tai tas stiprus nepasitenkinimo jausmas, kad yra ne taip, kaip aš noriu. Tai yra pagrindinė kliūtis, atimanti labai daug energijos. Tai yra tas peilis, kuris kaip įbedam peilį ir tarsi sustabdom tą visą energijos srautą, tą energijos tekėjimą ir niekas neteka. O iš tikrųjų tai, kaip aš matau, astrologinė konsultacija yra skirta tam, kad mes suprastume savo gyvenimo kelią. Ir pavyzdžiui, mano tikslas yra žmogų išaiškinti, apie ką yra jo gyvenimo kelias ir padėti jam suprasti. Nes aš pakankamai matau atvejų, kada žmonės tam tikrose yra iliuzijose paskendę. Jie turėjo kažkokias tai svajonės, ar tos svajonės tikrai buvo jų, ar labiau primestos, tokio kaip ir aiškumo nėra, jie nelabai įsivertina savo galimybės, duotybės, labai didelę įtaką daro aplinka. Taip pat žmonės nedirba su savim, su savo tam tikrom silpnybėm, ydom, sakykime, yra galbūt kažkoks arogancijos šešėlis ar tokio vidinio nesupratimo, neišmanimo. Bet vien dėl to gyvenimas labai specialiai duoda tokias situacijas, kad mus auklėtų, kad mūsų tą prigimtį šlifuotų. Nes pavyzdžiui, sakykime, jeigu moteriai reikia išlaikyti, sakykime, šeimą ir jinai yra labai priklausoma nuo kitų žmonių ar net, sakykime, nuo buvusio vyro pagalbos, sakykime, jinai fiziškai nepajėgia kažko tai padaryti ir įvairūs darbai tiesiog reikalauja vyriškų rankų, jinai nėra pajėgi samdyti. Tai iš esmės jinai yra priversta daug gražiau su tuo žmogum bendrauti, prašyti to vyro, ten tėčio ar brolio pagalbos. Jinai turi pradėti šlifuoti savo charakterį ir nebūti arogantiška ir išmokti paprašyti gražiai, kad tas žmogus jai padėtų, išmokti padėkoti, išmokti vertinti, išmokti suprasti kitą žmogų, per ką jisai perėjo. Tai vat visi šitie atvejai mums yra reikalingi, nors mums atrodo kartais, kad aš čia jau kažką sugalvoju, kažką čia gyvenime nuveiksiu ir pavyzdžiui, reikia slaugyti tėvus, reikia slaugyti vaikus. Visa tai yra tam, kad grynintų mūsų širdį, kad išdegintų mūsų sielą. Dėl to labai svarbu daryti tą vidinį darbą, nes jeigu mes to vidinio darbo nedarom, tai gyvenimas mums organizuoja tas situacijas, kurios mums paspartintų, paskubintų, kad mes kuo greičiau tą vidinį darbą pradėtume atlikti, kad šlifuotume tas charakterio savybės. Nes mums kartais atrodo, kad aš čia normaliai elgiuosi su savo artimaisiais, ašgi čia nieko blogo, aš ir noriu savo gyvenimą turėti ir noriu, kad man čia proto neknistų ir pailsėti noriu ir to noriu, bet mes net nematom per savo tos arogancijos akinius, kad mes nepagarbiai bendraujam, kad mūsų poreikiai, lūkesčiai, sakykime, yra nepagristi, kad net nesigilinam kito žmogaus situaciją, kad mūsų širdis dar yra kieta. Reikia suprasti, kad kas čia vyksta šitoje žemėje, tai vyksta vystymasis, vyksta augimas vyksta.
Dėl to reikalingas tas vidinis darbas su savim, dėl to yra ir reikalingos praktikos. Ir aš taip pat dar vieną video padariau apie praktikas, nes kai kurie žmonės galvoja, kad nereikia praktikų arba tiesiog nelabai supranta, kas tos praktikos yra, kokia čia nauda iš jų, ką man tai duos. Tai kai mes pasistengsim geriau suprasti, apie ką yra mūsų gyvenimas. Nes aš, kaip minėjau, vieni žmonės ateina, sakykime, vadovauti kitiems, kiti ateina paklusti, pasitarnauti kitiems. Ir tas pasitarnavimas, pasiaukojimas gali būti toks, kad aš, sakykime, pasitarnauju, pasiaukoju savo šeimoje. Tai yra saugi, kaip aš sakau, šventa rutina, pakankamai saugus, ramus gyvenimas, šventa rutina. Bet aš vaidmenį atlieku savo gyvenime kaip pasiaukojimo, tarnystės, įkvėpimo, rūpesčio kitais ir taip toliau. Ir būna, kad žmonėms tai nepatinka, jie to nenori, nori kažko kito, nes yra labai didelė išorinė įtaka. Tai netinka, nepatinka, tai ne mano, aš nebenoriu, aš nebegaliu. Bet jeigu mes pasistengsim suprasti, apie ką iš tiesų yra tas mano gyvenimas, ar man patinka, ar man nepatinka, ar aš noriu, ar aš nenoriu, mums reikės pasistengti suprasti, kokia yra ta tikrovė. Nes jeigu norim pokyčio, mes turim labai aiškiai, be jokių pagražinimų, matyti tikrovę tokią, kokia ji yra. Ne tokia, kokią aš noriu, tokia, kokia man patiktų ir taip toliau. Ir nuo šitos vietos, kai mes nepamatom tokią, kokia yra, sakykime, aš draugauju su žmogumi, kuris net neketina man įsipareigoti. Ir metai, 2, niekas net nejuda tą linkmę. Tai kokia yra tikrovė? Šitas žmogus nėra linkęs man įsipareigoti. Taip, tada jau aš galiu kelti klausimą, ką man daryti toliau. Ar, sakykime, susitelkti į saviugdą ir palikti jį ramybei, ar tiesiog iš vis pasitraukti iš šito žmogaus gyvenimo, ar ne? Ir taip galime kiekvieną gyvenimo situaciją panagrinėti, net jeigu, sakykime, vaikai neįsitvirtina ar gyvena ne taip, kaip norėtų, kaip reikėtų. Ką mes galim tokioje situacijoje padaryti? Nieko negalim. Ir tokiose situacijose geriausia yra taip, palikti juos visus ramybei. Palikti juos visus ramybei, kuo daugiau leisti jiems veikti, leisti jiems būti tuo, ko jie yra, leisti jiems elgtis taip, kaip jie elgėsi, kad jie parodytų savo tikrą veidą. Ir kartais mums gali atrodyti, kad čia labai negerai su manim elgėsi, labai negražiai, bet jeigu mes tobulėjam, jeigu mes augam, jeigu susitelkiam į savo vidų, to žmogaus elgesys mūsų atžvilgiu ims keistis. Štai kur yra paslaptis. Ir tada mes suprasim, kad mes neteisingai apie tą žmogų galvojam. Mums tiesiog pasirodė, gal buvom per daug pavargę, išsekę, mūsų kažkokie reikalavimai buvo neadekvatus ir panašiai. Tai geriausia, ką galim padaryti, kaip aš ir sakau, paliekam visus ramybį, paliekam visus žmonės ramybį, visas situacijas ramybį ir tiesiog 180 laipsnių ar net 360 laipsnių kampu apsisukam ir grįžtam tiesiai į savo centrą. Susigrąžinam savo galią ir veikiam iš savo centro. Kaip tai padaryti, tam ir yra visos tos praktikos, tam reikalingos žinios, mokytojai, bet mažiausiai, ką kiekvienas galim padaryti per daug nieko nežinodami, tai grįžti į save, patikėti savim, remtis savim, save ugdyti, save tobulinti, susitelkti į save, į savo pusiausvyrą, į savo stipriųjų savybių gerinimą, ugdymą ir silpnųjų savybių šlifavimą. Ir gimimo horoskopas būtent rodo žmogaus prigimtį. Stipresias kažkokias vietas ir silpnasis. Tai praktiškai kiekvienam horoskope galima rasti silpnąją vietą, kurią aš konsultacijos metu paminiu, pasakau, ką su tuo daryti. Bet principe reiktų dirbti taip. Jeigu, sakykime, Saulė ir Venera yra kartu, Avino ženkle žmogus bus labai tiesmukas. Tiesmukas rėžti viską tiesiai į akis ir
Ne visada tai bus skanu, ne visada tai bus gerai, jis pats kaišio savo pagalius ir ratus. Kitas žmogus galbūt turėdamas labai švelnų Marsą, bus toks, kur jam visi ant galvos lips. Jis turės išmokti truputėlį pasipriešinti, pasakyti kažką, kad truputį pastatytų kitus į vietas. O tas, kuris avino ženklė turės Saulę ir Venerą kartu, jis turės šlifuoti savo charakterį ir mokytis diplomatijos, kad ir kaip jam būtų sunku, jeigu jis nori kažką pasiekti, kažką įgyvendinti. Turės išmokti valdyti save, reguliuoti save. Tai kai mes veikiame pagal savo prigimtį, mes geriausiai jaučiamės ir mes labiausiai esam savo rogėse, kai mes nebandom būti kažkuo kitu, mes tą prigimtį šiek tiek pašlifuojam. Tai kai mes suprantam, apie ką yra šitas mano konkretus įsikūnijimas, kokia yra mano prigimtis, patinka ar ne, ir kad kai aš veikiu pagal savo prigimtį, net jeigu tame darbe, kuriame man nepatinka, bet patikėkit, jūs ten vis tiek gaunat viską pagal savo prigimtį. Užduotis jums paskiria pagal savo prigimtį. Tai tada, kai aš veikiu pagal savo prigimtį, aš esu labiausiai savo rogėse. Ir kodėl yra tas nepasitenkinimas? Nes aš nepriimu. Bet jeigu aš pradedu matyti tikrovę tokią, kokia ji yra, jeigu aš priimu, kad ir kaip man skaudėtų, priimu ir aš per tą savo nepasitenkinimo, tą skausmą jausmą tiesiog einu kiaurai, aš krentu į jį, tą skausmą ir einu į kiaurai jo. Ir aš tiesiog praeisiu ir pamatysiu, kad to skausmo nėra. Ir tada tik tai lieka leisti kuo daugiau gyvenimų įveikti, kuo daugiau vykti, leisti visom tom nemaloniom situacijom eiti, to, ko negalim pakeisti, nes yra atveju, kada mums reikia stengtis, nepalūžti, kovoti, čia yra laikas, vieta, aplinkybės, bet tam tikri tokie specifiniai atvejai, ten šeimos, giminės, ten santykių karma, kur eilę metų niekas nesikeičia ir nesimato jokių perspektyvų, mums reikia kuo daugiau leisti tiem įvykiam vykti, kuo daugiau leisti, kad tie įvykiai vyktų, eitųsi. Sakykime, žmogus nenori man įsipareigoti, aš be jo nematau savo gyvenimo. Man reikia leisti kuo daugiau tai situacijai rutuliotis, leisti jam būti taip, kaip jis nori, taip, kaip jis mato ir labiausiai susitelkti į save, savo augimą ir gyventi taip, išmokti gyventi taip, kad man nieko netrūktų. Kad mano abu smegenų pusrutuliai būtų suderinti, kad mano abu energetiniai kanalai, dešinysis, kairysis būtų suderinti, kad aš būčiau visiškoje pusiausvyroje ir kuo daugiau tos pusiausvyros būtų mano viduje, tuo daugiau jos pasireikštų išorėje. Dėl to ir kviečiu, ateikite į mano rengiamus meditacijos kursus ir išmoksite, kaip įvesti savo protą ir jausmus į pusiausvyrą, kaip tą būseną išlaikyti, kaip ją gilinti, ką daryti, kad pasileistų tas gydomasis procesas ir taip toliau. Tuomet mes konsultacijų metu žiūrim prognozavimą. Ir aš visą laiką sakau, kad ir kaip sunku, aš netgi sakau taip, jeigu matau, kad prieš šitą klientą galiu sakyti, aš sakau, nesvarbu kokia šikna, sakau, žiūrim, ką turim ir kuriam strategiją, patikėkit. Kad ir pati kažkokia blogiausia situacija, nušiktų šikna, patikėkit, visada yra sprendimas. Sprendimo nemato tik tai mūsų šitas ribotas protas. Ribotas protas ir intelektas, jis vienareikšmiškai yra ribotas, labai ribotas. Visada yra sprendimas ir astrologija gali būti įrankis, kuris leidžia suprasti, kad, sakykime, dabar šitas etapas tęsis dar tiek ir tiek, po to lauks kitas etapas, kuris, sakykime, yra skirtas ten tokiem ir tokiem reikalam, ten po to seks dar toks etapas skirtas tam ir tam, mes galim tas situacijas pamodeliuoti, pažiūrėti, pamatyti pagrindinės tendencijas. Aha, sakykime, kurį laiką, sakykime, situacija negerės. Gerai, kokia strategija, ką aš galiu su tuo padaryti? Jeigu aš save graušiu, ėsiu, aš savo įsivarysiu vėžį. Bet jeigu aš tą laiką išnaudosiu savęs augimui, tobulinimui, savo būsenos gerinimui, tam, kad pakeičiau visą savo kūno chemiją, kad pradėčiau visiškai kitaip matyti gyvenimą, kad mano kraujas visas atsinaujintų,
Tai aš visai kitaip priimsiu tą situaciją. Aš nebūsiu kažkokioj tai ten kankinio roliai kenčiančio. Ir dėl to aš dar labai mėgstu kartoti, kad lipam lauk iš visų savo niurių būsenų. Lipam lauk. Tiesiog pagaunam save kažkokioj tai niurioj, dramatiškoj, skausmingoj būsenoj, lipam lauk. Šitais atvejais reikalingas toks truputį griežtesnis žodis ir savikritiškumas, nes mes per daug įsijaučiame tas būsenas ir tokie jau pasidarom kaip dramos aktoriai. Tai patikėkit, aš irgi tai esu perėjus ir laikas nuo laiko būna tokie įvairūs išbandymai, kaip pas mane, taip ir pas jūs. Ir aš noriu pasakyti, kad tas gyvenimas Instagramuose, kur matome gražius santykius, gražų gyvenimo būdą, įdomų gyvenimo būdą, jis ir yra tik tai tas paviršius, kas yra parodyta, bet tikrovėje, kiek yra tų žmonių apsilankę, tiek vyrų, tiek moterų, jaunesnių, vyresnių, man į tėvus tinkančius ir kiek aš esu prisiklausius įvairių istorijų, kiek, sakykime, žinau savo giminės istorijų, savo bendradarbių, savo kaimynų. Aš nežinau, kur nebūtų kažkokių tai nesąmonių, kur nebūtų, kad žmonės nekentėtų, kur nebūtų ten tų įvairių pergyvenimų. Ir man nėra, sakykime, nieko kvailiau už tą pripudruotą instagraminį veidą, sakykime, dirbtinę tą šypseną, profesionalias ten suredaguotas fotografijas, kai iš esmės tu žinai, tu labai aiškiai žinai, per ką tas žmogus pereina, ką jisai išgyvena. Net ir įvairūs konsultantai, kodėl žmonės tampa konsultantais, ne iš gero gyvenimo, kodėl moteris tampa dvasinė mokytojom. Pirmiausia dėl to, kad su santykiais yra negerai. Nes jeigu moteris, sakykime, turi visišką pilnatvę santykiuose, šeimoje, jai daugiau nereikia. Jūs ne vienos moters netitempsite dvasinę kelią. Nebent tie atvejai, jeigu jinai praeituose gyvenimuose jau buvo vienuolė, jau buvo praktikė, ar jinai buvo vyro kūne, jinai praktikavo ir ateina čia tiesiog tęsti savo dvasinį kelią. Tai va tik tai tais atvejais. Ir tie įvairūs konsultantai taip pat turi labai daug įvairių išbandymų ir kai matom tą tokį gražų gyvenimą, tai viskas turi savo kainą. Viskas turi savo kainą. Sakykime, kokie gražūs namai, ten gražiai išpuoselėtas sklypas, viskas turi savo kainą. Po to slepiasi praradimai, bankrotai, depresijos, išardytos santuokos, ligos, operacijos, neįgalūs vaikai ir daugybė įvairių dalykų. Tai aplinka mums daro labai didelį poveikį ir žvaigždės šviečia lygiai taip pat. Tai jeigu, sakykime, horoskopas toks pat, čia taip grubiai šnekant, bet žmogus gimė vakarų visuomenė, jo elgsena, mąstysena bus vienokia, negu, sakykime, žmogus gimė tradiciniai rytų kultūros, pavyzdžiui, musulmonų šeimoje, ar ne? Tai kas liečia vertybinius, moralinius pagrindus, jau bus skirtumas, nes socialinė aplinka daro labai 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 didelę įtaką. Ir tas pats horoskopas, bet žmogus jau skirsi savo požiūriais ir suformuota vertybinė sistema, taip pat didelę įtaką padarys šeima ir tėvai. Dėl to atskirą maldelę turiu, kurią sukartoju visiems tėvam, kurie atneša savo vaikų horoskopus, į ką labiausiai atkreipdėmėsi. Esmė yra tokia, kad tėvai turi vesti atitinkamą gyvenimo būdą, kad galėtų perduoti moralinės dvasinės vertybės ir tokias vertybės, kurių neperduoda visuomenė, kurių vaikai, sakykime, negautų darželėje, mokykloje, tokių labai stiprių pagrindų, bet patys tėvai turi tuo gyventi, kad tai perduotų savo vaikui. Tai pagalvokit, kokią stiprią įtaką mums turi visa šita socialinė aplinka ir tie patys socialiniai tinklai skleidžiama, sakykime, kažkokia tai vertybinė ar nevertybinė propaganda, kokios moralinės nuostatos mums yra diegiama, kas yra moralu, kas amoralu, kiek mes stipriai pasiduodam aplinkai ir kiek iš esmės mes galime keistis ir grįžti į save, gyventi taip, kaip mes matome
šitą pasaulį ir tai tikrai nereiškia, kad būsim baltos varnos, nes mes kiekvienas atėjome čia su labai konkrečiu įsikūnijimu, su konkrečia karma, kurią mes šitam įsikūnyme išeikvojame. Tai ta karma yra susijusi su mūsų prigimtim, su mūsų atliekamomis pareigomis, nesvarbu, ar mums patinka ar ne. Tai su požiūriu mes galim dirbti. Mes galim dirbti su savo požiūriu, su savo būsena ir toliau galime dirbti fiziniam lygmenį, psichologiniam lygmenį, emociniam lygmenį. Mes iš esmės turim daug įrankių. Tai konsultacijos metu, aš kaip ir sakiau, pagrinde stengiuosi išaiškinti gyvenimo kelią ir visą laiką pradedu nuo klausimo, ką jums reikia sužinoti, ką jūs labiausiai norite sužinoti. Aš nepuolu prie gimimo horoskopo skaitimo, ką iš esmės galima daryti ir kai kurie astrologai tiesiog atsiunčia įrašą ir nebendrauja su to žmogum tiesiogiai. Aš visą laiką noriu, kad man žmogus paaiškintų, kas čia atsitiko, dėl ko jis atėjo, ką čia jam reikia sužinoti. Ir tuo metu dar, kai žmogus aiškino, jau pas mane galvoj ten dėliojasi formulės visokios, ten šaudo informaciją. Aš žiūriu savo lenteles, ką čia žiūrėsiu dabar, tai. Jau pas mane galvoje dėliojasi struktūra tuo metu, kol žmogus pasakoja. Tai dėl to labai vertinu tuos, kurie moka paprastai išaiškinti, kas atsitiko, nesistengdami kažko slėpti ar nebandydami kažkaip manęs patikrinti. Tai tokiu atveju aš galiu padėti daugiausiai. Ir tada aš pradedu nuo klausimų ir to pasekoje mes išsiaiškiname, apie ką šitas gyvenimo kelias, pažiūrime į prognozavimą ir atsiranda gerokai daugiau ramybės, gerokai daugiau pilnatvės. Tai tokia ir turėtų būti astrologinė konsultacija. Taip turėtų astrologija pagelbėti. Tai yra vienas iš įrankių. Ir geras specialistas gali turėti daug įvairių įrankių. Ir su tais įrankiais jam reikia mokėti dirbti, tuos įrankius prižiūrėti. Tie įrankiai turi tarnauti. Tai astrologija yra kaip įrankis, kuris turi pasitarnauti. Žmogus neturi būti kažkaip apsėstas astrologijos, ten įsibauginęs, nes ir taip pakanka žmonių, kurie ateina išsigandę, bijo ir kartais net sako, kad tik nesakykit nieko blogo. Bet aš noriu pasakyti, kad neateina jauni žmonės, kuriem, pavyzdžiui, ten 18-17 metų. Tokie atvejai yra labai reti. Jie jau būna pakankamai tokie brandūs savo vidumi. Ateina žmonės kažkur apie 30 metų pagrindę ir plus. Tai ten iš esmės nieko naujo. Jiem nepasakysi, jie jau būna perėję įvairius gyvenimo etapus, tokius kaip ten skyrybos, ten vaikystės traumos, dar kažkokios tai ligos ir taip toliau. Taip kad iš esmės ten nieko blogo nepasakysi to, ko žmogus nežino. Tai vėlgi tas baimės reikėtų atmesti šalį ir atsiminti, kaip ir sakiau, kad astrologija yra įrankis. Nuo specialisto priklauso, kaip jis tą įrankį naudoja, nes galim duoti įrankį, bet žmogus jį tiesiog gadins tą įrankį, ar ne, nesaugos to įrankio, nepuoselės, tai ir nebus iš to jokios naudos. Tai šitą turim atsiminti. Ir šiam kartui tiek. Ačiū, kad ateinate ir iki susitikimo. Iki.